Labadiena. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su Sveiki, portalu sveiki. ekspertai LT ir konsultuoju žmonės, padedu jiems ekonomiškiausiais būdais sutaupyti daugiausiai šilumos pastatuose. Nepardavinėju medžiagų, nesiūlau rangos, tik konsultuoju. Tai matau Malonu. jūsų paklausimą. Mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Gvidas būčiau. Gvidas, malonu, Gvidai. Gvidai, pirmiausiai turiu prašymą, kadangi aš labai dažnai konsultuoju ir tenka atsakinėti labai dažnai į tokius pačius klausimus, jūsų klausimas praktiškai toksai tradicinis, ar galėčiau aš įrašyti mūsų pokalbį ir patalpinti jį savo Žinoma, svetainėje sandarusnamas.lt, kad žmonės galėtų tiesiog rasti atsakymus iš karto. žinoma. Labai ačiū Jums. Tai Gvidai, žiūrėkit, dabar matau, kad Jūs norit izoliuoti viršutinį aukštą, kurį norit įrengti, padaryti gyvenamą, ar ne? Sutvarkyti Taip. pilnai. Tai dabar pirmas dalykas, Jūs norit skirtingom medžiagom šiltint šlaitus, tai yra savo lubų tą įstrižąją dalį ir viršui tą horizontalę dalį Jūs norit kitokią medžiagą izoliuoti. Tai dabar pradėkim nuo to, kad pirmiausiai reikia suvokti, kad mes patalpose šilumą sukuriam šildydami orą. Šiltas oras, kada jisai sušyla, jisai kyla į viršų ir remiasi į viršutinės atitvaras ir pirmiausiai nuostoliai gaunasi tada, kada šiltas oras randa pakankamai plyšių plyšelių ir pabėga nuo mūsų, nespėdamas atiduoti net savo šilumos. Todėl lemia ne varža, šiltinimo medžiagų sluoksnis, pati varža, o lemia sandarumas. Ir 4/5 nuostolių gaunasi būtent dėl to. Dabar žiūrėkit, jūs norit ant horizontalios dalies tiesiog užbert birę medžiagą. Tai yra gnaibyti Birę vatą. akmens vatą, birę vatą. Gerai, tai dabar žiūrėkit, ta birė vata, kaip jūsų nuomonė, leidžia orą kiaurai per save ar ne? Žinoma, leidžia. Vis tiek visą tą darbą, kiek mano supratimu, tai atlieka garo izoliacinė plėvelė ir kad jinai tinkamai būtų sumontuota. Gerai, supratau, iš apačios dedat garo izoliacinę plėvelę. Gerai, sakykime, jūs ją įrengėt idealiai sandariai. Dabar prie garo izoliacinės plėvelės iš apačios prisispaus šiltas oras, jūsų pinigai sušildytas ir pradės atidavinėti savo šilumą tam orui, kuris yra toje birioje vatoje. Tiesa? Gali būti, žinokit, nesu tiek įsidomėjęs. Tai, bet kokiu atveju, jeigu šiltas oras prie lubų prisiglaus, o šiltinimo medžiaga yra tam, kad šilumos nepraleistų, tai joje yra oras ir tas oras sušils. Šiltas oras visada kyla į viršų, kadangi ta biri medžiaga lengvai per save leidžia orą, tai kiek sušils tas oras, tiek jis išeis, o šaltas palėpės oras skverbsi žemyn per tą birę medžiagą. Todėl ta biri medžiaga bus nuolatos šalta ir nuolatos siurbs jums šilumą. Apie tai žmonės negalvoja, nes rangovai, kurie sugalvojo, kad vatą galima paimti, tiesiog ją išgnaibyti, padaryti ją pūrę, visiškai negalvoja apie tai, kad jie bus absoliučiai laidi orui ir tai jau bus jokia šiltinimo medžiaga. Šiltinimo medžiaga gali būti tik tada, kada joje esantis oras, gavę šilumą, negali niekur keliauti ir pasitraukti. Tai reiškia, kad laidžios orui šiltinimo medžiagos, jos turi būti absoliučiai pilnai izoliuotos nuo viso aplinkos oro, kad tas oras, kuris medžiagoje gavo šilumą, jis niekur negalėtų pabėgti. Kai oras stovi vietoje uždarytas, jis prastai perduoda šilumą, dėl to mes ir turim šiltinimo medžiagų efektyvumą. Bet jeigu ta medžiaga kiaurai gali paleisti iš savęs šilumą gavusį orą, tai nėra jokia šiltinimo medžiaga. Ir bendrai visos orui laidžio šiltinimo medžiagos, jos atskirai kaip šiltinimo medžiagos negali tarnauti. Jos turi būti pilnai izoliuotos. Todėl ir vatos visos, tiek ruloninės, tiek kietesnės, jos taip pat yra laidžios orui visiškai, todėl jos be papildomų plėvelių nenaudojamos. Iš apačios garo izoliacija, bet iš viršaus neišvengiamai turi būti vėjo izoliacija, šalto oro izoliacija. Dabar kaip ant birios medžiagos uždengti plėvelę ir kaip ją prie ko priklijuoti, kada ten vienos dulkės. Tai principe tai neįmanoma. Teoriškai tai turėtų būti padaryta, praktiškai tai nepadaroma. Todėl šitas variantas, paprastai žmonės galvoja, užpūsiu storesnį sluoksnį ir kažkaip tai bus šilčiau. Kol dar oras mažiau cirkuliuoja, kol vėjo nėra, dar. Bet kai tik prasideda vėjas, didesnė oro cirkuliacija, šiltinimo medžiaga sueina į nieką visiškai. Tai va tą dalyką atkreipkite dėmesį. Dabar toliau jūs rašot, kad šlaitus norit šiltint
atvirų porų putomis, ar ne? Ką tai Mhm. reiškia? Atvirų porų putų yra šimtai rūšių ir kiekviena iš jų turi savas savybės. Viena daugiau oro leidžia, kita mažiau, viena drėgmės įgeria daugiau, kita mažiau. Tai jūs turit aiškiai žinot, kokio tikslo jūs siekiat. Nes jeigu atvirų porų medžiaga, jinai laidi orui, tai taip pat jie reikalaus plėvelių ir viso kito. Tai kam tada brangesnė purškiamą medžiagą imti, jeigu taip pat lygiai jūs turite izoliuoti ją įvairiom plėvelėm, kaip ir tą pačią pigesnę vatą. Tada nėra prasmės. Tai jeigu jau jūs naudojat purškiamą medžiagą, tai naudokit tokią, kuri nereikalauja jokių papildomų sandarinimų. Paprastieji poliuretanai, jie išsisandarina todėl, kad jie turi labai didelius susitraukimo koeficientus, kada kinta santykinė oro drėgmė ir temperatūra. Vasara karšta ir mažiau drėgna, žiemą šalta, daugiau drėgna ir iš karto medžiaga traukiasi ir atsiplėšia nuo konstrukcijų, skilinėja savo plotį ir išsisandarina. Didžioji dalis poliuretaninių putų turi šitą neigiamą savybę. Kanadiečiai, Kanados firma ICNIN yra išdirbusi technologiją jau nuo 90 kelintų metų, net nepasakysiu tiksliai, bet į Europą šita medžiaga atėjo 2007 metais, lietuviai pirmieji ją parvežė ir ji naudojama, tai yra putos, kurios visiškai nesitraukia, labai elastingos yra, duoda pilną sandarumą ir dar svarbiau, kad medienai leidžia kvėpuoti, tai lengvai pasišalinti vandens garų molekulėms per sudėtingą porų labirintą leidžia, o oro su nauju drėgmės srautu neprileidžia prie medienos. Tai medienos ilgamžiškumą padidina, plus duoda pilną sandarumą, net 20 metų garantiją. Pertraukti gamo, čia tos putos gal vadinasi. Jo, jos vadinasi gamo, teisingai. Tai labai gerai, kad jūs jau žinot apie tai. Tai pasidomėkit. Kiek, žinokit, YouTube, kiek žiūrėjau, daug ten laiko skiriam, bet žinot, vis tiek mes specialistai esam. Jo, aš tą suprantu. Tai va ten, aš tą medžiagą, kai aš savo namą stačiau, aš tiesiog žiūrėjau, kaip rinktis, kaip šiltinti. Tai kadangi aš daug ekspertizių darau, žinau, kas gaunasi su vatom, tai aš šitą medžiagą iš visų užbraukiau iš karto ir paskui pradėjau rinktis iš purškiamų medžiagų, kai pamačiau, kokios savybės yra, kiek problemų yra su išsisandarinimu, vėlgi ir tada atradau gamo ir aš pasidariau visą namą, tiek lubas, tiek sienas, tiek grindis, viską pilnai ir iki šiol džiaugiuosi, nuo 12 metų iki dabar tikrai džiaugiuosi šitą medžiagą. Tai va, galiu parekomenduoti, o ką jūs darysite, tai sprendžiat jūs tik pats, aišku. O dabar realiai tos gamo, vis tiek, ar jos kaip skaitos uždarų, ar atvirų, ar nei tos jos skaitos? Gamo yra unikali porų struktūra, tai yra atvirų porų medžiaga, bet jos porų labirintas toks smulkus ir toks painus, kad oras neprasiskverbia, todėl ji yra pilnai sandarinanti medžiaga, bet vandens garų molekulės, būdamos apie 10 kartų mažesnės už oro, lėtai praeina per šitą labirintą. Todėl, kada mediena, sakykime, būna statyboje nepilnai sausa, tai ji gali pašalinti iš savęs perteklinę drėgmę ir mediena niekada nesupus ir nesupelys, tačiau nei šaltas oras prie medienos, nei nauja drėgmė ateiti negali, kadangi oras nepraeina per tai. O, toks unikalis. Dabar dar, sakykime, tokį pastebėjimą ten, kadangi tos gegnės yra, kaip ir senobinės, apalios, sakykime, mes jau ten prasilagėję esam tos penketukus, sakykime, jau ten atitraukę nuo pačios stogo plėvelės, difuzinės, vadinkim, ten apie 25-27 cm. Tai va, kas esmė, kad tarp tų apvalių gegnių tarpas kažkur, tai kadangi senobinė statyba buvo, tai gali būti apie 1,10 m, apie 1,20 m. Sakykime, tas putas centrelė, šiandien gal nepaminėjau komentarą, kai ir gavom tokį patarimą, kad reikėtų pirmą dėti prie tos plėvelės kietos vatos. Tai dabar, ką esu radęs, tai 1,20 m ant 2 lapai tokie nemaži būna, kad neįlenktų tos plėvelės ir nesilietumėte savo, lengvas skardos. Minutėlę palaukit. Jūs turite omeny tą vietą, tie šlaitai žemė, ar ne? Tai dabar ką aš galiu... Jo, su vatom yra problemos tame, kad vatai reikalingas ventiliacinis sluoksnis ir va čia yra bėda, kaip padaryti taip, kad vata laidi orui ir
kiek iš apačios įeina drėgmės į vatą, tai ventiliacinis sluoksnis vatai reikalingas todėl, kad iš anksto numatoma, kad iš apačios garo izoliacijos jūs nepadarysit 100% sandarios. Tai reiškia, kad dalis garų vis tiek iš jūsų vidaus patalpų papuls ir ten kondensuosis. Ir tada toliau šiltu metu, kada atšyla oras, turės išgaruoti visą tai. Todėl vat, tas ventiliacinis sluoksnis ir yra tam, kad tikrai nesikauptų ten. Ar dingo kažkas? Kas čia yra? O dabar atsirado. Jo, tai tas ventiliacinis sluoksnis skirtas tam, kad kada tas kondensatas, kiek jo netyčia papuls iš apačios į vatą, kad jis galėtų išsivėdinti. Bet neįvertinama tai, kad tuo pačiu šiltas oras iš vatos taip pat eina laukan pilnai, kada cirkuliuoja šaltas oras viršui. Tai va čia yra didelis minusas šitos technologijos. Jeigu jūs naudosit, pavyzdžiui, purškiamą gamų technologiją, ten nereikia jokių tarpų visiškai ir jokių plėvelių net. Tai jeigu yra plėvelė difuzinė, tada ant jos tiesiogiai purškiamos putos ir jos neįtakoja į plėvelės. Jeigu plėvelė normaliai ištempta viską, tai medžiaga yra visiškai lengva, ji prilimpa ir prie plėvelės, ir prie gegnių, ir jinai nesveria žemyn, jinai neišlenkia nei į viršų, nei žemyn tos plėvelės. Ir tai neįtakoja visiškai į plėvelės darbą. Ir šita medžiaga, jai daugiau nieko nereikia. Jūs užpurškėt, iš vidaus apdailą uždėjot ir užsibaigė visi reikalai. Ir garantija 20 metų. O dabar realiai, sakykime vis tiek, jeigu jau tada vien tik šitą medžiagą pūst, realiai visą tą mūsų plotą. Taip. Ką mes jau dabar turim tų kvadratų, tada tai jau. Nu tai nesvarbu, jūs pasiskaičiuosit, ten su rangovais pasiskaičiuosit. Čia man tai netiek svarbu, aš principą noriu tik tai jums išaiškinti. Bet vis tiek realiai pati, įdomu, kokia ta kaina, gal vis tiek preliminariai. Čia aš šito dalyko tikrai, aš naudojau 2012 metais tą medžiagą ir aš į šitos dalykus nerendu. Čia jūsų ir rangovų dėrybos, jūs jau ten domėkite, skaičiuokite savo ekonomiką, aš visiškai tą dalyką nesikišu, nes aš nieko neproteguoju, aš tiesiog duodu patarimus, o ką jūs darysit, kaip jūs naudosit, tai jau spręskit patys. Ir su vata, jeigu jūs darysit su vata ir padarysit tikrai savo gerai ir jūs džiaugsitės, tai aš tikrai sveikinsiu jūs ir viskas bus gerai. Tik tiek, kad mano ekspertizių rezultatai rodo, kad po 5-7 metų, kiek aš darau ekspertizių, visą laiką randu daug atsiklijavimų ir visą laiką yra pablogėjimas ekonominių rodiklių šildymo per tą laiką, negu kad buvo pradžioje. Supratau, nu jo, gerai tie patarimai, tai va irgi dabar vėl visas kortės susimaišo, reikia vėl tada. Jo, iš tikrųjų, žinot, kad nesusimaišytų, Vidai, ką aš jums nuoširdžiai linkėčiau. Aš visą informaciją, kuri reikalinga tam, kad padaryt namą šiltą, ekonomišką, jaukų ir nedarant klaidų nebrangiai, aš sudėjau į labai stiprų seminarą, beveik 4 valandų seminaras, kuris vadinasi Šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas. Kaip nesuklysti. Tai ir projektuojant namą, ir jį statant, ir ypatingai renovuojant, net kad nepadaryt klaidų, visa informacija ten sudėta. Nes ten yra daug niuansų, kurie rinkoje tiesiog pražiopsomi arba vadovaujamasi senais mitais, kurie seniai nebeveikia ir tai yra didelės klaidos, brangiai kainuojančios. Tai šito seminaro vaizdo įrašą jūs rasit mano svetainėje sandarusnamas.lt. Pasižymėkit šitą adresą, įeisit ten ir tikrai jūs galėsit įsigyti tą įrašiuką, jis nėra jau tiek brangus, 57 euriukai, tai yra ne tie pinigai, kuriuos vertėtų sutaupyti, padarius klaidą sunaudosit 10 kartų ir 100 kartų daugiau pinigų, ištaisydami paskui tą klaidą. Tai jūs spręskit pats, reikalinga, aš netgi duodu tokią sąlygą, kad žmogus 5 dienas įsigijęs, jis peržiūri tą įrašą ir jeigu nuspręsit, kad tas įrašas jums nenaudingas, tai aš ne tik grąžinsiu jums pinigus, o dar pridėsiu 10% kaip kompensaciją už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Aš garantuoju už tas žinias, jos tikrai jums atneš materialinę naudą. Tai va taip. O vis tiek, sakykime, praktikos, vis tiek rekomenduot. Kažką galit ar negalit, kas dirba su gamo putom? Su gamo putom yra vieninteliai rangovai Lietuvoje, jie turėjo distribucinės teisės Lietuvai ir Latvijai, taip kad kreipkitės juos gamo.lt ir jūs rasit ten viską, tarkitės su jais ir darbuokitės.
Bet to, nu, Nu, jo, va. sakau, kortas sumaišė, truputėlį reikės viską jose pratvarkyti, nes, nu, taip, tų variantų, kaip pasakyti, jokių netmetam, ieškam, sakom, to sprendimo geriausiai jau vis tiek, nu, irgi žiūrim ir į finansus, ta prasme, labai, Taip, taip, kad natūralu, tam ten Gvidai, aišku, užtektų. reikia, aš ir noriu padaryti, kad žmonės nešvaistytų pinigų be reikalo, nes žmonės kaip masto, va tuo momentu atrodo pasidaryti pigiau ir paskui kažkaip naiviai tikisi, ai, kažkaip gal bus gerai. Nuo tas gerai arba negerai, tai iš karto numatoma per medžiagų savybės, per visas grėsmės, kas gaunasi po to, į visą tai numatyti reikia, nes žmonės kažkaip tuo momentu sutaupo, o paskui sutaupytus pinigus sudegina per porą kūrenimo sezonų ir paskui Mhm, visą gyvenimą degina ir degina tą skirtumą. Nu, mhm, efektyvumas galutinio rezultato, jis turi būti įvertintas, o ne tik tai kaina įrengimo dabar. Reikia žiūrėti mhm. eksploataciją iš karto, paskui kas bus toliau. Jeigu tai pigiau tik tai porai metų, o paskui visą laiką turėsiu nuostolį, nu ar tai racionalu? Tai Nu, vat taip, nuspręskit patys. Ir sandarumo supratau. testą, būtinai neužmirškit sandarumo testą pasidaryti prieš dėdami apdailą. Nes nedėkit apdailos, kol nepatikrinot, ar tikrai padaryta Apdailos viskas nedarysim tvarkingai. dar nei šiais, nei kitais metais, kol kas tiesiog vadžinat, kad žinom, kad naftą paramai, nu, nereikia tos apdailos. Aš tą Tiesiog, sakykim, suprantu, bet yra dar vienas klausimas. Jeigu jūs paliksit atvirą medžiagą, žinokit, kad graužikai tikrai ją pasinaudos. Jie negraužia medžiagos, bet jie eina į ten, kur šilta. Ir į tą medžiagą tikrai jie stengsis įlyst, pasidaryti lizdus ir žiemot ten. O sienom graužikai laipioja, lubom laipioja, viskas keurai pilnai. Todėl neuždengt nerekomenduoju. o dabar dar tokį klausimėlį, tada lauką irgi planuojam šildyti, dabar ten yra trijų, kaip plytinis baltų plytų pastatas, a, su dviejais oro tarpais, tai 3 plytos realiai, 2 oro tarpai po 4 centimetrus Taip. ir tas vienas oro tarpas iš lauko yra užpūstas. Kuo? Ir, sakykime, pagal tą APA projektą numatyta yra, jog šildyti iš lauko poliuretano putomis 20 cm. Palaukit, palaukit. Čia galima numatyti, ką tik nori. Tai dabar supraskit vieną dalyką. Šiluma daeina iki oro tarpo, tuščio, ar ne? Šiltas oras visada kyla į viršų. 80% šilumos jūs prarasit dėl to, kad šiltas oras, kildamas į viršų, pabėgs per viršų. Tik apie 20% šilumos keliauja skersai per sieną, jeigu yra neužstandarintas oro tarpas. Todėl šiltinti iš išorės, paliekant oro tarpą, yra neišmanymas, visiškas nonsensas. O kuo dabar sakot, išorinis oro tarpas užpurkštas? Kuo? Jau pameluosiu, irgi praėjo nemažai metų, realiai. Gręžkit skylutę ir žiūrėkit, kas ten per medžiagos, kaip kas, kokiam jos stovi. Bet pirmiausia, aišku, kad užpildyti vidinį oro tarpą tai pirmas prioritetas, nes pirmiausiai šiluma iš vidaus daeis iki to vidinio oro tarpo ir šiltas oras oro tarpe kils į viršų ir bėgs laukam pas jūs. Todėl palikti oro tarpą, iš tikrųjų, jeigu 2 oro tarpai ir jie kokybiškai užpildyti tvarkingomis šiltinimo medžiagomis, praktiškai sienų iš išorės šiltinti jums nereikėtų. Realiai, iš tikrųjų, nu pagal projektą ten reikalaujamos varžos, nežiūrint apie tai, nes visą laiką buvo prioritetas žiūrima tik į varžas, o kad sandarumas lemia 4/5 šilumos nuostolį, apie tai nelabai kas kalba. Niekas nekalba. Va, tai tame bėda ir yra. Mes dėjom vitrininius langus, mes pjovėm irgi nisas tokias, sakykime, nemažas tas oro tarpas vietom, suprantate, nuo realiai kokį 2 iki 3 cm, labai toks nedidelis gauna. Gerai, nesvarbu, ar jis bus 3 cm ar 7, šilumos gali būti išnešama lygiai tiek pat, nes ten yra cirkuliacija oro. Patuputimo ir problemų, nuo problemos kils patuputimo ten, jeigu tas tarpas per mažas yra. 3 cm tarpą jau užpildo tikrai. Be problemų. Ir netgi 2 cm tarpą galima užpildyti. Tik tai žinau, kad rangovai nelabai nori, mažos apimtys, nu mažas pelnas, o darbo daug. Tai va čia, bet raskit, ieškokit ir užpildykit oro tarpą. Kitokiu atveju jūs turėsit tikrai nuolatinius nuostolius, iš išorės šiltinsit ir efektyvumo negausit, nes didžioji dalis vis tiek keliaus per oro tarpą.
Tai va ten pas mane svetainė sandarusnamas.lt, kada įeisit į straipsnius, pirmoji straipsnių serija šilumos išsaugojimas namuose. Tai ten ir bus labai aiškiai surašytos visos šitos problemos, bus ir schema, kaip veikia oro tarpas, kaip ten cirkuliuoja oras, kokios problemos, kodėl reikia užsandarinti oro tarpą. Apie tai pasiskaitykit, nu ir spręskit. Jeigu reikės konsultacijos, ten rasit mano konsultavimo sąlygas visas, sandarusnamas.lt, tai kreipkitės, padėsiu, kuo galėsiu. Tvarkoj. Gerai, Dėkui tada labai už naujienas. Gerai, sėkmės, Gvidai, pasinaudokit seminaro informaciją visą, tikrai prašviesės akyse, paprastai taip žmonės sako. Supratau, dėkui labai. Dėkui jums, geros dienos, iki. Iki. Na štai, brangiai, dar vienas praktiškai tradicinis variantas, kaip žmonės mąsto, kaip jie ruošiasi daryti ir iš ko. Informacija yra bendrai iš aplinkos, be pagrindimo, be elementarios, sakykime, kažkokios tai fizikos ir tiesiog žmonės mąsto, sugalvoja, galbūt šitaip. Ir žiūri, aišku, į kainą, kad tokios pigios medžiagos ir galima greitai padaryti, o koks rezultatas, kas lemia rezultatą, ar tos medžiagos atitinka savo savybėmis tai, kad galėčiau padaryti tą norimą rezultatą. Dažniausiai to nebūna. Tai štai dar viena pamoka. Ačiū Jums, kad tai išgirdot.